Sveiki, esam dar prie vieno mūsų naujų objektų, tai kuo jis ypatingas, tai jeigu dažniausiai matot trombą, kad montuojam, tai šį kartą čia matot eglutę. Kogi jinai tokia išskirtinė ir kuo jinai skiriasi nuo to rombo. Ot jeigu turit situaciją, kai du kaimynai nepasidalina vaizdu, sako, aš noriu, kad į mane būtų daugiau šviesos, kitas sako ne, kad į mane, tai eglutė uždengia vienodai iš abiejų pusių. Tai reiškia, kad nematys nei vienas kaimynas arba šiek tiek matys abudu. Apačia kaip ir viršus atkartoja kem 5 laipsnių kampų, bet į abi pusės dalinant per vidurį lankstinį. Tai va, tai jinai viena ant kitos susideda. Tarp kitko, šita naujos rūšies eglutė atnaujinta, jinai turi ir apačią. Apačia taip pat kaip ir viršus ir susilenkia apačioj, sutvirtinimas padarytas, taigi ganėtinai tvirta, niekur čia nesilanksto, taip kaip senoji, pavyzdžiui, žaliuzi ar eglutė, daug tvirtesnė. Nu ir ką dar mes čia padarėm, tai čia buvo šitam objekte seni rudi stulpai. Aišku, mes juos palikom, nes jie labai tvirti, storą sienelę. Reikėjo juos tik uždengti, nes jie buvo rudi. Panaudojom tokius lankstinius. Tai pas mus puslapyje ir vadinasi stulpų uždengimai. Tai matom kaip C raidelė tokia, C profiliukas išlankstytas, ne? Tiesiog dedam ant lovelių, kuriuose, aišku, visada matosi kniedės. Užmovėm. Kniedžių nebesimato, lovelių nebesimato, vaizdas vientisas, stulpo rudo, kuris buvo, taip pat nesimato. Lieka įspręsti viršų, tai viršuje yra toksai lankstinukas taip pat, vat, kaip kamštelis toks, dangtelis, uždedame į va šitaip va. Ir paskui kniedėlę prikniedysim, viskas. Puiku, gražu. Tai jeigu domina tokia tvara, eglutė, tai žiūrėkit pas mus į puslapį, tikrai rasit. Nepabijokit klausti, jeigu turėsit klausimų. Tiek.